Liepos 16 dieną, šiandien, Europos parlamentas, kuris jau yra 10. tiesiogiai išrinktas Europos parlamentas, išsirinko savo pirmininkę, beje, tą pačią pirmininkę, kuri ir buvo praeitoje kadencijoje, Roberta Metsola, už ją balsavo didžioji dauguma Europos parlamento narių, net 562 iš 620 su kiek. Bet tai reiškia, kad Europos parlamentas pradeda savo veiklą ypatingų laikotarpių visai Europai ir galbūt netgi pasauliu. Būkime atviri. Temų netrūksta, aktualijų apstu. Bet aš noriu pasakyti, kad aš asmeniškai kartu su savo kolegomis mes padarysime viską, kad saugumas, darbo vietos, apskritai demokratija Europoje būtų mūsų darbotvarkės viršuje. Kad mes visada kalbėtumėm apie tas temas, kurios aktualios kiekvienam europiečiui. Ir aš labai tikiuosi, kad mes turėsime solidžią daugumą šitame parlamente, kad galėtumėm priimti tuos sprendimus, kurių laukitės ir tikitės jūs. Kągi, Europos parlamentas pradeda veiklą, bus daug naujienų, sekite ir aš tikiuosi, jums tai patiks.